Ar jums sunku prisiminti vardus, ar kur padėjote raktus? Ar bijote, kad jūsų atmintis silpnėja ir galbūt tai veda link Alzheimerio ligos? Ar jaučiate, kad jūsų energija nebe tokia kaip anksčiau ir kas rytas vis sunkiau pakilti iš lovos? Turiu jums pasakyti labai svarbų dalyką, egzistuoja vienas paprastas kasdieninis įprotis, kurį galite pradėti jau šiandien ir kuris gali pakeisti viską. Šis įprotis ne tik apsaugo jūsų atmintį nuo degeneracijos, bet ir užkerta kelią vėžiui, valo kraujagyslės, sumažina širdies ligų riziką ir net gali pratęsti jūsų gyvenimą dešimtmečiais. Ir pats nuostabiausias dalykas yra tai, kad šis įprotis yra visiškai nemokamas, prieinamas kiekvienam ir nereikalauja jokių sudėtingų pasirengimų ar specialių įrankių. Mano vardas – gydytoja Monika Jankauskienė. Turiu daugiau nei 20 metų gydytojos darbo patirties, o dabar visą savo darbą skiriu vyresnio amžiaus žmonių sveikatai. Per šiuos metus mačiau tūkstančius pacientų, kurie kentėjo nuo atminties problemų, širdies ligų ir kitų senatvės ligų, ir galiu pasakyti, kad tie, kurie įsisavino šį vieną paprastą įprotį, gyveno ilgiau, sveikiau ir laimingiau nei tie, kurie to nedarė. Šiandien noriu su jumis pasidalinti šią gyvybiškai svarbią informaciją, nes manau, kad kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus Lietuvoje turi teisę žinoti, kaip apsaugoti savo smegenis, širdį ir visą organizmą naudojant paprasčiausią gamtos dovaną. Jūs nusipelnėte žinoti tiesą apie tai, kaip jūsų kūnas veikia ir kaip galite jam padėti likti stipriam net ir vėlyvame amžiuje. Žinau, kad daugelis iš jūsų jau pradeda jausti atminties problemas, galbūt pamiršote, ką norėjote pasakyti viduryje sakinio arba negalite prisiminti, kas nutiko praėjusią savaitę, o kai kurie net pradeda bijoti, kad tai yra Alzheimerio pradžia. Bet turiu jums pasakyti, nesate vieni šioje situacijoje. Pagal naujausius tyrimus Lietuvoje daugiau nei 40% vyresnio amžiaus žmonių patiria tam tikrą atminties suprastėjimą, o rizika susirgti demencija didėja su kiekvienu praėjusiu metu. Bet šiandien jūs sužinosite, kaip šią riziką drastiškai sumažinti ir net atgauti dalį prarastų protinių gebėjimų. Prieš atskleidžiant jums šį stebuklingą įprotį noriu, kad suprastumėte, kodėl tai veikia ir kas iš tikrųjų vyksta jūsų kūne, kai neprisiimate sau tos paprastos pagalbos. Jūsų smegenys yra pats sudėtingiausias organas kūne, jame yra šimtai milijardų nervų ląstelių, kurios nuolat bendrauja viena su kita, perduodamos signalus, kurie leidžia jums mąstyti, prisiminti, judėti, jausti emocijas ir būti savimi. Bet šios ląstelės yra labai jautrios, joms reikia nuolatinio deguonies ir maistinių medžiagų tiekimo, bei jos turi būti apsaugotos nuo laisvųjų radikalų, kurie kaip nuodai ardo ląstelių struktūrą ir naikina atmintį. Kai jūsų organizme kaupiasi laisvieji radikalai, kai kraujo apytaka prastėja, kai uždegimas plinta visame kūne, jūsų smegenų ląstelės pradeda mirti viena po kitos ir pradeda formuotis tos baisios baltymų sankaupos, kurios sukelia Alzheimerio ligą. Tyrimai rodo, kad Lietuvoje kasmet diagnozuojama daugiau nei 60 000 naujų demencijos atvejų ir šis skaičius tik auga. Bet štai kas svarbiausia, didelė dalis šių atvejų galėtų būti išvengta, jei žmonės žinotų apie tai, ką jums tuoj pasakysiu. Be to, tas pats procesas, kuris ardo jūsų smegenis, taip pat ardo jūsų širdį ir kraujagyslės, sukelia vėžį, silpnina imunitetą ir greitina visą senėjimo procesą. Tai reiškia, kad vienas įprotis gali kovoti su visomis šiomis ligomis vienu metu. Jei tai jums aktualu, jei norite apsaugoti savo atmintį ir išvengti šių baisių ligų, spauskite palaikymo mygtuką. Tai padės kitiems vyresnio amžiaus žmonėms Lietuvoje rasti šią gyvybiškai svarbią informaciją. Dabar atėjo laikas atskleisti, kas yra šis stebuklingas įprotis. Šis įprotis yra paprasčiausias kasdieninis vaikščiojimas. Taip, jūs teisingai girdėjote, kasdieninis vaikščiojimas lauke gryname ore bent 30 minučių per dieną gali būti galingiausias ginklas prieš atminties ligas, vėžį ir širdies ligas. Bet aš nekalbu apie bet kokį vaikščiojimą,
Kalbu apie sąmoningą energingą vaikščiojimą gamtoje tarp medžių lauke, kur jūsų plaučiai gauna gryno deguonies, jūsų akis mato žalumą ir jūsų širdis plaka ritmingai ir stipriai. Kodėl vaikščiojimas yra toks galingas? Nes kai jūs vaikščiojate, ypač lauke gryname ore, vyksta stebuklingi procesai jūsų kūne, kuriuos daugelis žmonių net neįsivaizduoja. Pirma, kai jūs judite, jūsų širdis plaka greičiau ir stipriau, todėl daugiau kraujo pasiekia smegenis ir juose padaugėja deguonies bei maistinių medžiagų. Antra, vaikščiojimas stimuliuoja naujų nervų ląstelių augimą hipokampe, tai smegenų dalis atsakinga už atmintį ir mokymasi, ir net vyresnio amžiaus žmonių smegenys gali auginti naujas ląsteles, kai gaunama tokia fizinė stimuliacija. Trečia, vaikščiojimas sumažina uždegimą visame kūne, nes judėjimas skatina antiuždegiminių medžiagų gamybą, kurios apsaugo ne tik smegenis, bet ir širdį, kraujagyslės sąnarius ir visus kitus organus. Ketvirta, vaikščiojimas pagerina miegą, kuris yra kritiškai svarbus smegenų valymui, nes būtent miego metu jūsų smegenys pašalina visas toksinės atliekas, kurios susikaupia per dieną. Bet tai dar ne viskas, nes vaikščiojimas taip pat reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, mažina cholesterolio lygį, stiprina imunitetą ir net sumažina vėžio riziką iki 50%. Medicinos požiūriu vaikščiojimas veikia kaip universalus vaistas, kuris teigiamai veikia kiekvieno kūno sistemą be jokių šalutinių poveikių. Gydytojai paaiškina, kad žmonės, kurie vaikščioja kasdien, turi iki 40% mažesnę riziką susirgti Alzheimerio ligą, iki 35% mažesnę riziką patirti insultą ir iki 30% mažesnę riziką mirti nuo širdies ligų. Tai nėra paprasti skaičiai, tai yra tūkstančiai gyvybių, kurios galėtų būti išgelbėtos. Prisimenu pacientę 69 metų moterį vardu Janina, kuri atėjo pas mane labai susirūpinusi, nes pradėjo pamiršti paprasčiausius dalykus kaip savo anūkų vardus arba kur ji paliko akinius. Ji bijojo, kad tai yra Alzheimerio pradžia, nes jos mama sirgo šią ligą ir ji žinojo, kaip baisu tai yra. Kai pradėjome kalbėti apie jos kasdienybę, paaiškėjo, kad ji beveik niekada neišeidavo iš namų, žiemą bijojo paslysti, o vasara buvo per karšta. Ji praleisdavo dienas prie televizorius arba virtuvėje ruošdama maistą ir jos judėjimas buvo minimalus. Pasakiau jai labai aiškiai, Janina, jūsų smegenys miršta nuo deguonies trūkumo ir jums reikia pradėti vaikščioti kasdien bent 30 minučių. Ji iš pradžių buvo skeptiška, bet sutiko pabandyti. Pradėjo vaikščioti po savo kaimą kasryt po pusryčių, net kai buvo šalta, vilkdavo šiltus drabužius ir eidavo. Po 3 mėnesių ji pastebėjo, kad atmintis pagerėjo, galėjo prisiminti vardus ir datos lengviau. Po pusmečio ji jau vaikščiodavo 45 minutes per dieną ir sakė, kad jaučiasi lyg atgimusi, daugiau energijos, geresnė nuotaika ir atmintis beveik tokia kaip prieš 10 metų. Po metų jos kraujo tyrimai parodė, kad cholesterolis sumažėjo 30%, o cukraus lygis normalizavosi. Dabar noriu Jums pasakyti, kaip pradėti šį įprotį teisingai ir saugiai, nes žinau, kad daugelis iš Jūsų galbūt seniai nevaikščiojate arba bijote, kad esate per silpni. Pirmiausia, turite suprasti, kad nereikia iškart vaikščioti 30 minučių, galite pradėti nuo 10 minučių per dieną ir pamažu didinti. Svarbiausia yra nuoseklumas, geriau vaikščioti 15 minučių kasdien nei 60 minučių kartą per savaitę, nes jūsų kūnui reikia kasdienės stimuliacijos, kad palaikytų visus tuos teigiamus procesus, apie kuriuos kalbėjau. Lietuviškas vaikščiojimo protokolas smegenų ir širdies sveikatai. Laikas – vaikščiokite kasryt po pusryčių arba popiet prieš vakarienę. Rytinis vaikščiojimas padeda sužadinti kūną ir smegenis, o popietinis padeda sumažinti stresą po dienos. Lietuvoje ypač gražu vaikščioti anksti ryte, kai oras dar švarus ir gatvės ramos, arba vakare prieš saulėlydį, kai temperatūros malonios. Trukmė. Pradėkite nuo 10–15 minučių kasdien ir kas savaitę pridėkite 5 minutes, kol pasieksite 30–45 minutes per dieną.
Jei esate labai silpni arba turite sąnarių problemų, pradėkite nuo 5 minučių, bet darykite tai 2 kartus per dieną. Tempas. Vaikščiokite energingai, bet ne per greitai, turėtumėte šiek tiek uždusti, bet vis dar galėti kalbėti. Jei negalite ištarti sakinio nepersunkdami, tai per greitai, o jei visai neuždustate, tai per lėtai. Tinkamas tempas yra, kai jūsų širdis plaka šiek tiek greičiau nei įprastai, bet nejuntate diskomforto. Vieta. Geriausia vaikščioti gamtoje tarp medžių parke, miške arba prie vandens. Lietuvoje turime nuostabius miškus, parkus ir net mažuose miesteliuose paprastai yra žalių zonų, kur galite vaikščioti. Jei negalite patekti į gamtą, vaikščiokite bent jau ramiose gatvėse, kur yra medžių ir mažiau transporto. Žiemą, kai lauke per šalta, galite vaikščioti prekybos centre, bet tai ne taip efektyvu kaip gryname ore. Drabužiai. Vilkėkite patogius batus su gera padų atrama, nes tai apsaugos jūsų sąnarius ir nugarą. Lietuvos žiema yra šalta, todėl vilkėkite sluoksnius, apatinį rūbą, kuris išleidžia prakaitą, vidurinį šiltinantį sluoksnį ir viršutinį nuo vėjo apsaugantį. Nepamirškite kepurės, pirštinių ir šaliko, nes didelė dalis kūno šilumos išeina per galvą. Papildomi patarimai. Jei vaikščiojate vienas, pasakykite šeimos nariui, kur einate. Turėkite su savimi mobilų telefoną kritimo atveju. Jei turite pusiausvyros problemų, naudokite lazdą, kuri suteiks papildomą stabilumą. Geriausia vaikščioti su draugu ar partneriu, nes tai motyvuoja ir daro procesą malonesnį. Reguliarumas. Vaikščiokite kasdien, net kai oras blogas, net kai nesinori, net kai esate pavargę. Kūnas prisitaiko prie ritmo ir po kelių savaičių vaikščiojimas taps natūralia jūsų dienos dalimi, kaip valgymas ar miegas. Atminkite, kad kiekviena diena svarbi, viena praleista diena reiškia vieną dieną, kai jūsų smegenys negavo deguonies ir stimulacijos, kurios joms reikia. Bet prieš tai noriu Jums papasakoti dar vieną labai svarbų dalyką apie tai, kodėl vaikščiojimas lauke gamtoje yra daug galingesnis nei vaikščiojimas prekybos centre ar ant bėgimo takelio sporto salėje. Kai Jūs vaikščiojate gamtoje tarp medžių, jūsų organizmas gauna ne tik fizinę krūvį, bet ir kažką, ko vadinama fitoncidais. Tai yra specialios medžiagos, kurias skleidžia medžiai, ypač spygliuočiai kaip pušys ir eglės. Šios medžiagos, kai Jūs jomis kvėpuojate, stiprina jūsų imunitetą, mažina streso hormonus ir net padidina natūralių žudikų ląstelių, kurios kovoja su vėžių skaičiu jūsų kraujyje. Lietuvoje turime nuostabius pušų miškus, kurie yra tiesiog natūralios vaistinės pilnos šių gydomųjų medžiagų. Be to, kai vaikščiojate gamtoje, jūsų akys mato žalią spalvą, kuri turi raminamą poveikį nervų sistemai ir sumažina stresą, o tai savo ruožtu mažina uždegimą ir apsaugo smegenis. Girdite paukščių giesmes, vandens čiurlenimą, vėjo šnabždesį medžiuose. Visi šie natūralūs garsai turi meditacinį poveikį ir padeda jūsų smegenims persijungti iš streso režimo į atsipalaidavimo režimą. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie vaikščioja gamtoje, turi žymiai mažesnį kortizolio, streso hormono lygį kraujyje nei tie, kurie vaikščioja mieste ar uždarose patalpose. Lietuvos žiema yra ypač tamsi ir šalta, o šiuo laikotarpiu daugelis vyresnio amžiaus žmonių užsidaro namuose ir nebevaikščioja bijodami paslysti ant ledo arba peršalti. Bet turiu Jums pasakyti, kad būtent žiemą vaikščiojimas yra dar svarbesnis nei vasara, nes tamsos laikotarpiu daugelis žmonių patiria D vitamino trūkumą, nuotaikos pablogėjimą ir net depresiją. Kai vaikščiojate lauke, net jei dangus apsiniaukęs, jūsų oda gauna šiek tiek natūralios šviesos, kuris padeda gaminti D vitaminą ir reguliuoti melatonino, miego hormono lygį. Be to, šaltas oras skatina rudojo riebalinio audinio veikimą, kuris degina kalorijas ir padeda išlaikyti sveiką kūno svorį, o tai savo ruožtu mažina širdies ligų ir cukrinio diabeto riziką. Jei norite gauti prieigą prie ekskluzyvių patarimų, detalių vaikščiojimo programų ir asmeninių rekomendacijų skirtų jūsų konkrečiai situacijai, tapkite kanalo nariu.
Ten daliuosi dar gilesnę informaciją apie tai, kaip derinti vaikščiojimą su mityba papildais ir kitais įpročiais, kad gautumėte maksimalų poveikį savo sveikatai. Dabar noriu pereiti prie antro svarbaus aspekto, kuris sustiprina vaikščiojimo poveikį ir padaro jį dar galingesniu. Tai yra teisingas kvėpavimas vaikščiojimo metu. Daugelis žmonių vaikščioja sekslai ir negiliai kvėpuodami per burną, o tai reiškia, kad jų smegenys gauna tik pusę to deguonies kiekio, kurį galėtų gauti. Teisingas būdas kvėpuoti vaikščiojimo metu yra kvėpuoti giliai per nosį įkvėpiant 4 žingsniams ir iškvėpiant 4 žingsniams. Tai užtikrina, kad deguonis pasiekia plaučių dugną, kur vyksta geriausias jo įsisavinimas ir kad jūsų kraujas taps pilnai prisotintas deguonies, kuris tuomet pasiekia smegenis, širdį ir visus kitus organus. Kodėl kvėpavimas per nosį yra toks svarbus? Nes jūsų nosis turi specialius filtrus, kurie valo orą nuo dulkių, bakterijų ir taršos, o taip pat nosis šildo ir drėkina įkvėptą orą, todėl jis nesužeidžia jūsų plaučių. Be to, kvėpavimas per nosį skatina azoto oksido gamybą jūsų nosies ertmėse, o šis junginys padeda išplėsti kraujagyslės ir pagerinti kraujo tekėjimą į smegenis. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie kvėpuoja per nosį vaikščiojimo metu, turi geresnę protinę veiklą, didesnį deguonies kiekį kraujyje ir mažesnį pulsą nei tie, kurie kvėpuoja per burną. Lietuviškas kvėpavimo metodas vaikščiojimo metu. Pradėkite vaikščioti normaliu tempu ir atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą. Uždarkite burną ir pradėkite kvėpuoti tik per nosį, net jei iš pradžių bus sunku. Įkvėpkite giliai per nosį 4 žingsniams, leisdami orui pripildyti visus plaučius nuo apačios iki viršaus. Pajuskite, kaip jūsų pilvas išsipučia, nes tai reiškia, kad kvėpuojate į plaučių dugną. Tuomet iškvėpkite per nosį 4 žingsniams, visiškai išleisdami visą orą. Kartokite šį ritmą: 4 žingsniai įkvėpti, 4 žingsniai iškvėpti. Jei 4 žingsniai yra per ilgai, pradėkite nuo 3 žingsnių, bet laikui bėgant bandykite pratęsti. Po kelių minučių šis ritmas taps automatiškas ir nebereikės apie tai galvoti, o jūsų kūnas pradės gauti maksimalų deguonies kiekį. Prisimenu pacientą 71 metų vyrą, kuris vaikščiojo kasdien, bet vis tiek jausdavosi be energijos ir turėjo atminties problemų. Kai paklausiau, kaip jis kvėpuoja vaikščiojimo metu, paaiškėjo, kad jis kvėpuoja sekliai per burną ir net neįsivaizduoja, kad tai gali turėti įtakos. Kai išmokau jį kvėpuoti teisingai per nosį giluos į plaučių dugną, po 2 savaičių jis pastebėjo didžiulį skirtumą. Sakė, kad jaučiasi daug energingesnis po vaikščiojimo, galva šviesesnė ir net nuotaika pagerėjo. Po mėnesio jo žmona pastebėjo, kad jis mažiau pamiršta ir greičiau reaguoja į klausimus. Parašykite komentaruose, ar jau vaikščiojate kasdien ir jei taip, kiek minučių ir kur. Ar pastebėjote kokių nors teigiamų pokyčių savo sveikatoje, atmintyje ar nuotaikoje? Jūsų patirtis gali įkvėpti kitus žmones pradėti šį paprastą, bet galingą įprotį. Trečiasis ir galbūt galingiausias aspektas, kuris padaro vaikščiojimą tikrai stebuklingą, yra socialinis bendravimas vaikščiojimo metu. Daugelis vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria vienišumą, ypač jei neteko sutuoktinio arba vaikai gyvena toli, o šis vienišumas yra vienas didžiausių rizikos veiksnių demencijai, širdies ligoms ir net ankstyv mirčiai. Mokslas jau įrodė, kad socialinė izoliacija yra tokia pat pavojinga sveikatai kaip rūkymas ar nutukimas. Bet kai vaikščiojate su draugu, kaimynu arba prisijungiate prie vietinės vaikščiojimo grupės, jūs ne tik gaunate fizinę naudą, bet ir socialinę stimulaciją, kuri yra kritiškai svarbi jūsų smegenų sveikatai. Kai bendraujate su kitais žmonėmis vaikščiojimo metu, jūsų smegenys turi dirbti, turite klausytis, ko kiti sako, galvoti apie atsakymus, prisimti praėjusias diskusijas ir reaguoti emocijomis. Visas šis procesas aktyvina daugybę smegenų sričių kartu ir tai veikia kaip treniruotė smegenims, kuris stiprina nervų ryšius ir apsaugo nuo atminties praradimo.
Be to, kai juokėtės dalinotės istorijomis ir rūpinaitės vienas kitu, jūsų organizmas gamina oksitociną, meilės ir pasitikėjimo hormoną, kuris mažina stresą, stiprina imunitetą ir net gerina širdies funkciją. Lietuvoje daugelyje miestelių ir miestų yra vaikščiojimo grupės vyresnio amžiaus žmonėms, kurios renkasi parkuose ar miškuose ir vaikščioja kartu. Jei tokios grupės nėra jūsų apylinkėje, galite ją sukurti patys, tiesiog pakvieskite keletą kaimynų ar draugų ir susitarkite vaikščioti kartu tam tikrų laikų kiekvieną dieną ar bent kelis kartus per savaitę. Tai ne tik padės jums išlaikyti nuoseklumą, bet ir sukurs socialinį įsipareigojimą, kuris motyvuos net tada, kai nesinori vaikščioti. Lietuviškas socialinio vaikščiojimo protokolas. Suraskite vaikščiojimo partnerį, gali būti jūsų sutuoktinis, kaimynas, draugas ar netgi anūkas. Svarbu, kad tai būtų žmogus, su kuriuo jums malonu bendrauti ir kuris turi panašų vaikščiojimo tempą kaip jūs. Susitarkite dėl konkretaus laiko, pavyzdžiui, kasdien 10 val. Ryto arba 17 val. Vakare. Konkretus laikas padeda sukurti įprotį ir užtikrina, kad nepraleisit. Pasirinkite malonią vietą – parkas, miškas, upės krantas ar bet kuri vieta, kur gražu ir ramu. Lietuvoje net mažuose miesteliuose paprastai yra gražių vietų vaikščiojimui. Kalbėkitės vaikščiojimo metu, dalinkite savo gyvenimo istorijomis, prisiminimais, mintimis apie dabartį. Bet nepersistengkite, jei per daug kalbate ir visiškai neuždustate, galbūt vaikščiojate per lėtai. Būkite reguliarūs, net jei vienas partneris negali ateiti, bandykite vaikščioti vienas, nes nuoseklumas yra raktas. Bet socialinis aspektas turėtų būti kuo dažnesnis. Jei šis vaizdo įrašas buvo jums naudingas ir supratote, kaip paprastas kasdieninis vaikščiojimas gali apsaugoti jūsų smegenis, širdį ir visą organizmą, spauskite palaikymo mygtuką. Kuo daugiau žmonių pamatys šią informaciją, tuo daugiau gyvybių galės būti išgelbėtos nuo atminties ligų, vėžio ir širdies ligų. Dabar noriu apibendrinti viską, ką šiandien sužinojote, nes tai iš tikrųjų gali pakeisti jūsų gyvenimą ir net pridėti dešimtmečių prie jūsų gyvenimo trukmės. Vienas paprasčiausias įprotis – kasdieninis vaikščiojimas lauke, gryname ore, gamtoje – gali apsaugoti jūsų atmintį, užkirsti kelią vėžiui, valyti kraujagyslę, sumažinti širdies ligų riziką, stiprinti imunitetą, pagerinti nuotaiką, normalizuoti miegą ir net pratęsti jūsų gyvenimą. Pirmasis dalykas, kurį turite padaryti, yra pradėti vaikščioti kasdien bent 10–15 minučių ir pamažu didinti iki 30–45 minučių. Geriausia vaikščioti ryte po pusryčių ar popiet prieš vakarienę, energingai, bet nepervarvinant savęs gamtoje, tarp medžių, parke ar miške. Lietuvoje turime nuostabius miškus pilnus pušų ir eglių, kurie skleidžia gydančias medžiagas, todėl pasinaudokite šią dovaną. Antrasis dalykas yra išmokti kvėpuoti teisingai vaikščiojimo metu, giliai per nosį įkvėpiant 4 žingsniams ir iškvėpiant 4 žingsniams. Tai užtikrins, kad jūsų smegenys ir visi organai gauna maksimalų deguonies kiekį ir veikia optimaliai. Trečiasis dalykas yra vaikščioti su draugu, kaimynu ar grupe, nes socialinis aspektas sustiprina visą poveikį ir apsaugo ne tik jūsų kūną, bet ir jūsų protą nuo vienišumo ir atminties problemų. Kai šie 3 aspektai veikia kartu – fizinis judėjimas, teisingas kvėpavimas ir socialinis bendravimas – jūs sukūrėte galingiausią natūralią gynybą prieš visas pagrindinės vyresnio amžiaus žmonių ligas. Ir pats geriausias dalykas yra tai, kad tai visiškai nemokama, prieinama kiekvienam ir gali prasidėti jau šiandien šią minutę. Žinau, kad kai kuriems iš jūsų gali būti sunku pradėti, ypač jei seniai nevaikščiojote arba turite sąnarių problemų. Bet galiu pasakyti iš patirties su tūkstančiais pacientų, kad net pats silpniausias žmogus gali pradėti nuo 5 minučių ir pamažu tapti stipresniu. Kiekvienas žingsnis skaičiuoja, kiekviena diena svarbi ir kiekvienas kuomet nuosekliai vaikščiojate, jūs investuojate į savo ateitį, į savo nepriklausomybę, į galimybę būti su savo mylimais žmonėmis dar daugelį metų.
Jūs nusipelnėte gyventi su aiškiu protu, stipria širdimi ir energingu kūnu. Jūs nusipelnėte prisiminti savo anūkų vardus ir brangias akimirkas su šeima. Jūs nusipelnėte nebijoti Alzheimerio vėžio ar širdies smūgio. Ir visa tai prasideda nuo vieno paprasto sprendimo – išeiti pro duris ir pradėti vaikščioti. Kuo ilgiau lauksite, tuo blogiau bus, nes kiekviena diena, kai nesate aktyvūs, yra diena, kai jūsų smegenys gauna mažiau deguonies, kai jūsų širdis silpnėja, kai jūsų raumenys mažėja. Bet gera žinia yra tai, kad niekada nėra per vėlu pradėti, net jei jums 80 metų, jūsų kūnas vis dar gali stiprėti ir atsigauti, kai tik duodate jam judėjimo deguonies ir gamtos, kurių jam reikia. Jei ši medžiaga atvėrė jums akis ir supratote, koks galingas gali būti paprasčiausias vaikščiojimas, spauskite šio vaizdo įrašo palaikymo mygtuką. Pasidalykite šiuo vaizdo įrašu su kažkuo, kuriuo rūpinatės, su šeimos nariu, draugu, kaimynu, kuris kenčia nuo atminties problemų arba rizikuoja dėl širdies ligų. Tai gali išgelbėti jų sveikatą ir pakeisti jų gyvenimą. Prenumeruokite kanalą ir įjunkite varpelį, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų, kuriuose toliau daliusiuosi praktiniais patarimais, receptais ir sprendimais specialiai skirtiems jūsų sveikatai ir geroviai vyresnėje amžiaus dalyje. Mano misija yra padėti jums gyventi ilgiau, sveikiau ir laimingiau, naudojant paprastus gamtiškus metodus, kurie tikrai veikia. Ir jei jums patiko šis vaizdo įrašas, esu tikra, kad patiks ir šis, kuris dabar pasirodys jūsų ekrane. Jį paruošiau specialiai šio kanalo prenumeratoriams ir jame kalbėsiu apie kitus svarbius įpročius ir maisto produktus, kurie stiprina atmintį ir apsaugo nuo senėjimo ligų. Iki pasimatymo kituose vaizdo įrašuose ir atminkite, jūsų sveikata yra jūsų rankose ir kiekvienas žingsnis, kurį darote šiandien, yra investicija į jūsų rytojų.